Labas vakaras, mėly žiūrovai. Sveiki visi. Pas mane šiandieną svečiuose Marius, kuris užsiema kaučinimu, konsultacijom ir jisai konsultuoja ne tik santykių temą, bet Mariau, porą žodžių, ką tu ten darai su savo žmonėms, kom tu gali padėti. Porą žodžių. Tai, ką aš darau, tai padedu žmonėm atkurti santykį su pačiu savimi, o kaip tai atsispindi jų tikrovėje, ar tai yra pradeda plėstis verslas, ar tai yra saviugda, verslas santykiai, ar sveikata, tai jau čia nuo pačių žmonių situacijos priklauso. Dažniausiai žmonės kreipiasi dėl santykių problemų. Okay. Tai va, tai pas mus, Mariau, abus kreipiasi dėl santykių problemų, o tvarko mes labai įvairiai, įvairius klausimus. Toliau apie šiandienos temą. Dažnai mes kalbam apie santykių problemas ir apie raudonas vėliavas. Ir tas raudonas vėliavas jau taip atsibodo, nes prisižiūri žmonės tų raudonų vėliavų apie santykius ir atsitinka taip, kad kaip žmonės prisiskaito lygų anotacijų, taip lygiai taip pat, pavyzdžiui, prisistudijuoja narcizus ir vaidenasi visur narcizai. Tai tas pats, vien tik tai blogai apie santykius. Ir Marius pasiūlė nuostabią temą, mano manimu, tai yra žalios vėliavėlės. Ne raudonos vėliavėlės, o žalios vėliavėlės santykiuose. Būtent žalios vėliavėlės. Ir tos žalios vėliavėlės, mano manimu, yra antiek svarbu. Aš, Mariau, tada užbaigsiu, nes aš jau dabar įsivažiavau ir tada duosiu tau, sorry, brolau, viskas, mane nunešė. Ir žalios vėliavėlės, įsivaizduokit tokį dalyką. Sutinka žmogų, kuris neturi ydų, neturi minusų. Bet jisai gali būti toks pilkas ir tefloninis. Ir mes kartais netgi santykiam, kai kada pasirinkam žmonės be ydų, o santykiai mirė. Ir iš principo problema yra, kad ne tik reikia kreipti dėmesį į raudonas vėliavėlės, nes kai kurios raudonos vėliavėlės ten tarpusavį kompensuojasi ir visai neblogai dar gaunasi. Ir iš principo, kad santykiai būtų neblogi, tai yra nepakankama, kad jie būtų laimingi. Tai Mariau, nori kažką dar įžangai pasakyti, ar jau pradėsi rauti iš karto? Iškart pradėsiu apie vėliavėlės. Šarūnas labai gerai užvedė apie tai, kad prisiskaitome apie red flagus, raudonas vėliavėlės ir natūraliai mes jų pradedam ieškoti, nes mes bijom, nes mes žinom, ko nenorim. Bet puikus pavyzdys yra negalvok apie raudoną spalvą ir galvos apie raudoną spalvą, lygiai taip pat yra su raudonom vėliavėlėm. Jeigu tu pradedi domėtis tik raudonom vėliavėlėm ir kokių vėliavėlių raudonų reikia vengti, tai tu tikiesi ir matysi savo galimame partneryje. Automatiškai greičiau tu jį atmesi, negu galimai tai yra laimingas santykis. Dėl to yra labai svarbu žinoti, kokios yra žalios vėliavėlės, tai yra koks yra pavyzdys ar kokie yra elgesio bruožai tam, kad su žmogumi gali kurti sveikus santykius, kur nereikia ieškoti red flagų, jie patys pasirodys. Ieškokim žalių vėliavėlių, o raudonos pasirūpins pačios savimi. Super. Dvi žalios vėliavėlės vyrui santykiuose, čia yra, aišku, klasikinis anekdotas, duok jam pavalgyti ir seksą. Taip. Viskas. Pas moterį yra 60 punktų ir jie vienas kiti prieštarauja. Bet mes šiandieną ne humoro formą kalbam, o šiaip tai rimčiau. Todėl labas Jolanta, va jau, mes jau turim komentarą prieš kalbant, Mariau. Žmogus kaip maistas turi turėti skonį, savitą prieskonį. Va, dauguma kalba, ko saugotis, o kas yra sveiki santykiai, nežiūri. Aš Jolantą išmečiau iš karto į video, nes Jolantą aš pažįstu, jinai yra dalyvė daugelio vlogų ir, žodžiu, labai šauniai komentuoja. Ačiū tau, Jolanta. Tai Mariau, riešk pirmą variantą kokį nors, kas tau ateina, apie ką galėtum papasakot? Vienas iš dalykų, kurį teko pačiam pereiti ir rekomenduoju visiems klientam, tai yra
aš nesu atsakingas už tavo jausmus. Ką tai reiškia? Paprastas pavyzdys, aš palaikinau kažkokios merginos nuotrauką Facebook'e, Instagram'e, nesvarbu, social media. Ir mano merginai tai sukelia kažkokias problemas, nes tai yra pažeidžiamas emocinis intimumas. Ok, tačiau mes į santykį atėjom tokie, kokie esam. Aš į santykį atėjau besielgdamas XYZ, tai yra laikinau nuotraukos, dariau tą. Automatiškai moteris, kuri nori dalinti su manimi savo gyvenimu, kuri nori būti santykėje su manimi, jinai turi ateiti pasikalbėti apie tai tam, kad galimai aš kaip vyras nematau tiek, kiek mato moteris, nes vyrai tikrai pilotuoja truputį žemesnėme lygyje negu moteris. Ir mes pasikalbėję galim pasižiūrėti į tą problemą, kodėl jai tai problema ir iš kur kyla nesaugumo jausmas. Nes galimai aš iš tikrųjų neturėčiau taip komentuoti ar neturėčiau tos moters komentuoti, bet lygiai taip pat keisti savo elgesio vien dėl to, kad moteris tai pasakė, tai nėra sprendimas. Nes su kiekvienu tokiu pasikeitimu, jeigu mano moteris atėjo, sako, žiūrėk, neisi su draugais alaus, nes davai pabūk su manim, neisi į sporto salę, nes davai pabūk su manim, tai su kiekvienu tokiu pasakymu ir jeigu aš tą sprendimą priimu tam, kad jai būtų patogiau mano gyvenime, tai taip po 1% vis labiau ir labiau prarandu savo gyvenime. Tai po tokių 50-60 pasakymų ir mano pasikeitimų, kiek manęs liks mano gyvenime. Tai tada toks tipo apie ką tai? Ir gražių santykių paslaptis yra derinti va šitos du polius. Vat kur sako Marius, ir norit, nenorint už santykius reikės mokėti. Ir kai santykių kaina, vat ką Marius sako, kur mes nueinam, mes nusišlepetinam labai dažnai. Tiek vyrai, tiek moteris. Ir realiai reikia žinoti šitos du polius ir žaisti. Ir va tų polių dviejų žaidimas, jisai suskuria skanų derinį, kad būtų skanus derinys. Nes labai toli nueisit į vieną šoną. Vien tik tai darau, ką noriu, vien žodžiu santykiuose manęs prašo netgi biški uždengti psichologinės problemas. Biški. Mariau, aš sutinku su tavim, kad negalima stipriai pridenginėti vienas kito psichologinių problemų, nes bus bėdų, taip? Pavidumas, dar kažkas ten, yra ten niuansų. Bet biški pridengt. Ir realiai, ką Marius sako, neišdavinėk, normaliuose santykiuose žmonės savęs neišdavinėja, o dabar aš pasakysiu priešingai. Gražiuose santykiuose netgi vienas iš gražių santykių aspektas yra, kai kirvis atitinka kotą. Neurozė uždengia kitą neurozę. Ir pradėsiu nuo labai pikantiško žalios vėliavėlės. Baisiausias variantas, kas gali būti, tai yra vadinasi tas santykių vengiantis, susiranda santykiuose šitą bėgiojantį paskui, ta prasme, nerimaujantį dėl santykių. Ir gaunasi sadistas su mazochistu, tai čia yra baisu. Bet jeigu dėl santykių nerimaujantis, tas, kuris linkęs sulipti labiau, susirandas santykių nerimaujantį, jie vienas kitą pridengia. Taip. Ir gaunasi labiau sulipusi pora, bet jinai veikia. Ir tokiem žmonėm, nepaisant to, kad jie labiau atsiskiria nuo sociumo, nes matosi, pavyzdžiui, vyresnė pora, vaikšto susikibę už rankučių jau 30 metų ir ten nelabai bendrauja su draugais, bet jiem yra gera. Mesgi šiandien kalbam apie laimingus variantus. Ir aš esu matęs tokių laimingų variantų, kur laimingas variantas tada, kada maždaug atitinka buvimo kartu poreikis vienas kitam. Netgi du nepriklausomi, tokių nesu daug matęs, dviejų nepriklausomų, nežinau pas tave, Mariau, kaip praktikoje, nes du priklausomi nuo santykių, kai susieina. Ten, aišku, jie gali susigadinti kitais būdais, bet būna pakankamai normalių variantų, kad jie uždengia vienas kito neurozę. Bet kai yra du nepriklausomi, irgi veikiantis variantas, bet aš tokį veikiantį variantą matau dažniau. O tu savo praktikoje, Mariau, ką nors tokio matė, ar ne? Kad būtų... Kad neurozas atitinka ir tada veikia. Ne, taip dar turbūt nemačiau. Aš labiau apie tai, kad mes visą laiką susirandam partnerį, taip sakykime, jeigu čia centriukas būtų, kur labai sveiki tokie jau palaiminti santykiai,
Tai jeigu aš 10% čia, tai mano partneris bus 10% į kitą pusę. Tai kiek aš būsiu vengiantis, tiek mano partneris bus siekiantis santykių. Tai laimingų santykių viena iš žalių vėliavėlių tai yra drąsa. Drąsa gebėti išreikšti savo poreikius, drąsa gebėti išreikšti savo lūkesčius, savo tikslus ir savo jausmus savo partneriui, nes kas dažnai įvyksta, manau, irgi pritarsit, o jeigu ne, tai būtų irgi įdomu, apie tai, kad, pavyzdžiui, pradeda kalbėti apie santykius ne su vyru arba ne su moterim, pradeda kalbėti su draugais, su šeima. Ir aš manau, kad tai labiau moteris linkusios daryti. Ir tada pasikalbėjusios su draugais, su šeima, prisirenka patarimų, tada su tais patarimais bando taisyti savo santykius, kur patarimai dažniausiai ateina iš žmonių, kurie patys neturi santykių arba bent jau neturi laimingų santykių. Ir tada toks, o kodėl tu nepasišnekėjai su savo vyru taip, kad jisai tave išgirstų? Nes baisu buvo. Nes jisai galėjo trenkti kumščiu į stalą arba kažkas kito įvykti. Bet kol mes neužsiauginam pakankamai drąsos, kad mums santykis yra pakankamai svarbus ir mes dėl to svarbaus santykio turime drąsos kalbėtis ir išreikšti savo poreikius, tai santykio nemanau, kad gali tikėtis turėti. Super. Tai dar vienas pavyzdys drąsai. Poroj visada yra gerai, kai gerai. Ir pas mane dažnai ateina poros, kurios sako, Šarūnai, pas mus kol gerai, tai gerai. O vat kai blogai, tai būna labai blogai. Ir žalia vėliavėlė, ką aš perfrazuosiu Marių šiek tiek tik tai iš savo perspektyvos, yra tokia, kad kai blogai, mes tai išgyvenam ir tai netampa, susikuliam, apvirstam, įsiskaudinam, nesusipratimas, neskanu, bet mes pakeliam klausimą ir pravažiuojam. Ir tai gerai, 2 valandos pokalbiom maksimum. Bet po šito viskas nurimsta. Ir ta prasme, išsiaiškinam žaidimų taisyklės. Susidėliojam, kas ką, suprato, kaip Marius labai fainai sako, kaip tu jautėsi, ką tavyje užkabino tai, ką manyje. Ir žmonės, kai padaro klaidų, o daro visada klaidų. Ir kiekvienoj poroj. Taip, taip. Ir padaro klaidą, arba kažkas padaro kažkokį netaktą. Taip? Tu palaikinai mergaitę, tave stalkino tavo taviškė, taip, Mariau. Ir fantastiški santykiai. Aš dabar pajuokavau, taip? Tai va, bet išsiaiškinat, bet tas išsiaiškinimas netampa papildoma tokia našta ir dar didesnio įsiskaudimo priežastis. Mes išsiaiškinam laimingai. Tam, kad išsiaiškinti laimingai ir gražiai, žiūrovai, jūs suprantat, kad tai yra nemažas darbas. Kalbėti iš šios pozicijos, sustoti, prajautinėti, kalbėti tik apie save, kalbėti tai, po ko nebūtų gėda, kas buvo pasakyta, daryti pauzes. Ir žinokit, tai yra labai gražu taip pasakyti, bet padaryti yra labai, labai daug mokslų ir mes su Marium mokom žmonės, kaip tai daryti. Nes jeigu tiesiai šviesiai kalbėti, be diplomatijos, Marius nekalba, kur kalba apie drąsą. Jis neturėjo omeny, aš tikiuosi, teisingai tave suprantu, bet mes kalbam apie diplomatiją ir politiką ir patikinėti reikia, gražiai, mandagiai, maksimaliai nežydžiančiai. Aišku, kad būna žydžiančių tiesų, kurias dėja tenka praeiti. Pakelt. Čia jau niekur nedingsi, bet stilius, jisai turi būti nežeminantis, neskaudinantis. Taip žmogus gali būti susinervavęs. Pavyzdžiui, šiandieną mano žmona susinervavusi pasakė, Šarūnai, padedi telefoną. Nenašai. Paskui klausė, klausyk, aš kitaip negalėjau. Sakau, viskas gerai, tai tu piktų tonų, bet tu manęs nežeminai ir neskaudinai. Ta prasme, plus aš noriu tavo kreipti dėmesį, kartais paprasčiausiai turiu savo priklausomybių ir šiek tiek nukrypstu į šoną, kartais per daug, jau ten sėdžiu, žiūriu naujienas ir taip toliau.
paprašo moteris susierzinusi. Nu ir darai išvadas paprasčiausiai ir tiek. Jeigu aš kažką tai ten svarbaus daryčiau, vat, kaip Marius pasakojo, tada nu, neišdavinėčiau savęs. Ir dabar aš tada permetu į sekančią. Kiekvienas santykiuose, laimingose santykiuose yra savim ir daro tai, ką nori. Tai yra derina labiau. Neprisivertinėja, neina nei šitos pozicijos, eina iš pozicijos, klausyk, man skaniausia būtų padaryti tą ir tą ir tą ir tą, aš galiu kentėti tą ir tą ir tą. Ir va taip kiekvienas susiveda. Bet tam reikalingas pokalbis ir derinimas, ir susitrinimas, ir leidimas kitam nedaryti to, ko jis labai nenori. Nes, pavyzdžiui, malkos yra mano, šitą rūšiavimo darbai sodyboje yra mano, darbas yra mano, žolė yra žmonos, santechnika yra žmonos, pokalbiai, jeigu kas nors nusikalto, o aš čia esu sublogėtis dažniau santykiuose, yra žmonos, jinai ateina ir klausia, jinai neužsišikusi ten, ta prasme sėdi, taip, bet jinai ateina ir piktai atidaro pokalbį ir klausinėja. Bet jinai daro valgyti, nes aš tikrai nedarysiu valgyti, o kitaip mes badausim. Jai nelabai ten patinka, bet jinai daro, nes daro iš meilės, iš dėkingumo savo įnašą. Ir įnašai laimingai poroj yra labiau iš sprendimo, ne iš nepasirinkimo, vienas kitą verčiam, priekaištaujam, ko nedarom. Nes kai kur teks poroj tenka pakentėti. Pavyzdžiui, aš labai norėčiau, kad mano žmona dažniau pavalytų mašiną vidų. Bet jos tas nedomina. Kas įdomiausia, po 13 metų sulaukiau. Pati daro, labai dėkoju, labai gražu, bet ta prasme, ir jokių tenais pretenzijų ir vertimų, nes, ten labai nieko nepriversi vienas kito, nes kuo daugiau versi ir knisi vienas kitam prostą, tuo tie žalios vėliavėlės pradės varyti į raudonas. Ar, Mariau, turi va šitą aspektą kažkaip tai papildyti, dar mano pasakytą? Taip, tai labai puikiai įvardinė, aš vieną gal žodį pridėčiau, tai yra priėmimas žmogaus autentiškumo. Nes dažnai žmonės ateina į santykius su mintim, kad, yra kaučeris, sumoku jam už sesiją ir jisai pataisys mano partnerį tam, kad mano santykiai veiktų ir kaip gerai dabar bus. Tai turiu jūs nuliūdinti, taip neveikia. Dažniausiai žmogus, kuris ateina į konsultaciją, norėdamas pakeisti savo partnerį, atranda reikalus, kuriuos turi pakeisti savyje tam, kad tie santykiai pradėtų veikti. Tai lygiai taip, kaip Šarūnas minėjo, aš tiesiog papildant noriu pasakyti, kad tai yra priėmimas. Nes santykius pradedam žmogų įsimylim tokį, koks jisai yra. Ne tokį, kokį mes įsivaizduojam, jį padarysim būnant santykyje su manimi. Ir arba aš jį priimu ir kalbuosi, kiek jis gali koreguotis tam, kad turėtų mane kaip žmogų savo gyvenime, arba to nedarau. Ir nuo to priklauso, koks bus rezultatas. Ir tam reikia didžiulės drąsos priimti žmogų visą komplektą. Nes kai mes pradedam knystis, pas mane dažnai būna ir vyrai, ir moteris ateina, pasakoja, klausyk, sakau, tavęs nemyli. Paprasčiausiai, nėra žalios vėliavėlės. Tavęs nepriima komplekto, prie tavęs prisiknysinėja paprasčiausiai, o būna dar bjauriau. Kurį laiką priima, toleruoja, pradeda nenorėti būti kartu ir tada jau prasideda. Čia tavo ta savybė bloga, čia dar kažką, ir vyras pasimetęs skambina. Ir aš žiūriu, kad sakau, čia tavęs nemyli, nenori su tavim būti. Tavęs nepriima tokio, lemba, taip žmogiškas, ten savų ydų turintis vyras. Arba moteris. Bet apie tą meilę, kur Marius sako, arba priimam, nes žalių vėliavėlių santykiuose mes priimam komplektus. Tai yra, mes priimam ydas, mes bandom jas šiek tiek apdildint. Taip. Šiek tiek. Tai čia iš savo pusės aš truputį pridėsiu, kad žmonės, kai ateina, ypač apie meilę, kad manęs nemyli, tai mano dažniausiai klausimas yra, kada paskutinį kartą darei kažką dėl savęs su savim, ne dėl to, kad turėjai įtikti kažkam, ne dėl to, kad vaikam, tavo vyrui, tavo tėvams reikėjo, kada paskutinį kartą darei kažką dėl savęs.
3-5 metai atgal ir toks, okei, tai jeigu tu pats savęs nemyli, kodėl kažkas tave turi mylėti? Nu, ta prasme, kad ir kaip tai skaudžiai skambėtų, tačiau teko man tai pereit ir visiems žmonėm, kurie norės turėti laimingus santykius, jie turės pamilti save pirmoje vietoje. Sveikas santykis gali gimti tik tuomet, kai į santykį ateina žmonės dalintis iš gausos, o ne tada, kai nori ieškotis partnerio, kuris jiems atspindės tą meilę, kurios jie patys savo nesugeba suteikti. Žalia vėliavėlė yra du žmonės ateina, kuriem įdomu gyventi ir kurie turi ką pasidalinti. Mes dažnai einam į santykį tam, kad paimt. Ir kol mes negalim duoti savo, o mes su Marium dirbam tam, kad žmogus išmoktų pats iš savęs atrasti resursus vidinius ir juos generuot ir pradėtų gyventi laimingą gyvenimą, gražų, įdomų savo. Nes gražiuose santykiuose įdomus partneriai vienas kitam yra tik tai todėl, kad jie kiekvienas įdomus savo. Mes, pavyzdžiui, per 13 metų su žmona vienas kitam esame įdomus. Vis dar. Jinai stebisi, kaip man sekasi dirbti su žmonėm, nes jinai ir paklauso, ir pasižiūri, padalyvauja kaip klausytoja, kai kada pasako savo dar vieną nuomonę. O man tai yra kažkas nerealaus, ką jinai daro su sapnais, su dvasiniu keliu. Tai yra nuostabios patirtis, kur jinai dalinasi. Ir vien žodžiu, mes turim ką veikti ir kai domimės įvairiais aspektais gyvenimo, kiekvienas savo, paskui galima dalintis. Ar šitas momentas tau, Mariau, norėjai irgi pasidalinti kažką tai? Labai pažįstamas, taip. Tai lygiai taip pat dabartiniuose santykiuose, kuriuose esu, turėjom tikrai praeiti sudėtingus laikotarpius, kur buvo turbulencijos, ta prasme, kur tikrai ne kartą norėjosi užtrenkti durim, išeiti, uždaryti, užrišti, tačiau stengiuosi taikyti veidrodžio principą, kur suprantu, kad veido ir kūną pakeitus pamoka sugrįš su kitu veidu ir kūnu ir vis tiek turėsiu pereiti tai, ką turiu pereiti. Ir dabartiniai santykiai keičiasi. Ta prasme, kas mėnesį, kas savaitę jie yra kitokie, nes aš kaip žmogus pats nenustoju dirbti su savimi, einu per savo procesus ir tai atsispindi visose mano gyvenimo srityse ir santykiuose. Ir mergina tą patį sako, tai yra, mes šiuo metu esam 2,5 metų panašiai kartu ir viskas keičiasi. Kaip mes bendraujam, kaip mes sprendžiam problemas, ar nesprendžiam tų problemų, kaip pradžioje santykių buvo tiesiog pasiriekavimai, ar tokį įsižeidusių vaikų pokalbiai, kur dabar pajautai, okei, supykau, suprantu, kad tai kyla iš manęs, gerai, einu susitvarkysiu su savo pykčiu, tada nueisiu pakalbėsiu. Ir tai yra labai gražu, nes tai yra gyvybė. Aš taip matau augimą, aš taip matau augimą santykiuose. Kita dalis labai svarbi santykiuose yra labai panaši, susijusi su įdomumu. Tai yra tobulėjimas, augimas. Neaugantys žmonės paprastai ten santykiuose užpilkyja. Pora negali augti, jeigu neauga žmonės. Ir žalia vėliavėlė, kai netgi profesiniai srity, augimas jau yra teigiamas aspektas. Kas įdomiausia. Tobuliausias variantas, jūs einat pas Marių ir mane, augat, taip, mokat mums pinigus. Mažiau geri variantai yra jau tada ne pas mus eina, tai yra, aš čia juokauju. Ir taip toliau. Bet bent kuriuo atveju augam arba dvasiškai, psichologiškai, arba profesiniai srityje, arba hobių srityje. Ir tas augimas, jisai irgi labai duoda tokį skanumą, įdomumo prasme, augimas. Taip, tai aš čia papildysiu, kad dažnai žmonės pasimeta, kad tas augimas atrodo kaip sulimpa du, pasidaro vienas santykis, nelieka asmenybių ir tada augimas toks tipo dvi asmenybės bando įsipaišyti į vieną augimą. Ir gaunasi pasimetimas, kur augimas turi vykti, aš darau tai, kas mane veža, tu darai tai, kas tave veža ir mes bendrai dalinamės tuo augimu, kuris pas mus vyksta.
O žmonės toks, yra santykis, aš dabar būsiu toks, nes mano santykis reikalauja tokio. Ir tada 6 mėnesiai, 12 mėnesių, 24 mėnesiai vėliau žiūri, kad taip neveikia. Taip neveikia, nes santykis nėra kažkas atskiro nuo jūsų. Santykis esate jūs tame santykyje. Tačiau santykis yra kaip atspindys to santykio, kurį turit pats su savim. Kiek save mylit, kiek save gerbėt, kiek savo įdomus, kiek augat pats su savim santykyje. Kaip save pažįstat santykiuose, kaip jūs pats priimat gyvenimą ir skirtingas situacijas. Taip jūsų santykis atspindės jūsų šitą gebėjimą ir šitą augimą ir visą kitą. Jolanta uždavė klausimą. Ar kompromisas yra raudona vėliava? Mes šiandien apie raudonas vėliavas, Jolanta, nekalbam. Kompromisas netgi kai kada yra žalia vėliava. Nes yra kompromisų lygiai. Ir kartais kompromisas yra, šį kartą aš kentėsiu dėl tavęs, o tu paskui kentėsi dėl manęs. Tai va toks variantas jisai yra neveikiantis, bet kompromiso mene, jį įvaldžius, ten atsiranda labai daug kūrybos elementų, kur vieno aspektas tampa neutraliu, o kito aspektas tampa teigiamu, ir tada jau galima tai vadinti ir kompromisu tokiu teigiamu, ir kai kada netgi ir kentėjimai, nes mes, pavyzdžiui, porą pasirenkam ne pagal gražias savybės, o pagal savybės, kurias galime kentėti. Tai tik tai čia dabar čia ne žalios vėliavėlės. Kas įdomiausia, tai yra viena iš žalių vėliavėlių, mes pasirenkam partnerį, kurio ydos neužknisam. Dar ką nors turiu, Jolantai, pasakyti dėl kompromiso? Aš kitus žodžius naudočiau. Tai kompromisas yra nesąmonė. Ir arba mes susitariam, ir vat, kaip Šarūnas minėjo, tada vieno neigiamas polius pasidaro neutralus, tai reiškia, aš noriu važiuoti į prekybos centrą, aš noriu žvejoti, ką darom, nežinau. Tai dabar, susitariam, kad šiandien važiuosim 2 valandom į prekybos centrą ir galimai aš galėsiu pasivaikščioti po žvejybos prekes, ar tiesiog galėsiu atsigerti kavos, kol tu pasižiūrėsi, pasikviesi mane, ir tada mes galėsim kartu ar atskirai priklausomai nuo susitarimo važiuoti. Ir tai yra susitarimas, tai nėra kompromisas. Ir tada vienas vieną dieną yra patenkintas, nes gali išvažiavęs nuveikti, kas jam patinka, tai pasižiūrėti žvejybos prekes, kitą dieną moteris pasiemus knygą, ar pasiemus kavos, ar pasidaryti pikniką į tą pačią žvejybą išvažiavus, tiesiog palaikant vyrui kompaniją, jeigu tai yra kaip jisai mėgsta žvejoti, tada tai yra susitarimas. Kompromisas yra, kai abudu yra nepatenkinti ir tada nesvarbu, ar tu 10% nepatenkintas, ar 100% nepatenkintas, tik tais laiko klausimas, kada pradėsi spjaudyti su ugnim. Jo, ir kompromise, tam gerajam kompromise yra kūrybinis elementas, paieškų elementas, išplatinamas galimybių laukas pirma, ieškoma per interesų prizmę, kaip jos paderinti. Ir va tada gaunasi tai, ką Marius davė nuostabius pavyzdžius. Ačiū, Mariu, super, labai gražu. Ir matau, Jolanta labai irgi gražiai atsakė apie tai, kad vat būtent jinai pritarė tam susitarimas, kad yra vat žalia vėliava. Tai, o mes kalbam šiandieną apie žalias vėliavas. Taip, toliau. Žalia vėliava yra skanu kartu. Paprastumas, skaidrumas santykyje. Ir aš dabar kalbu jau apie jausmą, nebe apie techniką, nebe apie logiką, nes pastebėkit, mėly žiūrovai, oi tiesa, aš nutraukiu dabar, matau tik tai 4 labai laikai. Ir jeigu jūs dabar, čia dabar šantažas, jeigu jūs dabar neuždėsite širdutės arba liukso, pas jūs pradės santykiuose dinginėti žalios vėliavėlės. Ir jums reikės, nes aš jūs prakeiksiu paprasčiausiai. Ir jums reikės prakeikimą skambinti man ir mokėti pinigus. Va, matau, jau auga, gerai, mokėti pinigus. Nu va, taupom, gerai, ačiū, Rokai.
Tai pataupykit pinigų, neikit pas mane, nusiminėt prakeikimo. Jo, Žygi, malonu, ilgai lauktas naujas video. Ir todėl ačiū labai už sudėtus visiems lavus laikus, nes tokiu būdu jūs padedat platinti tai internetiniai erdvėjai. Ačiū visiems. Matau, kadangi sudėjo visi, tai niekas nebenori pas mane į konsultaciją. Nu, blemba, o iš ko man gyvent, mėly žiūrovai? Nu, kas dabar darosi? Tai ką jūs dabar mastot? Aš nesitikėjau, kad jūs sudėsit. Aš galvojau, kad aš kažką prakeiksiu, o dabar net pentagramas negalima paišyti. Nu. Gerai, tai grįžtam prie santykių žalių vėliavėlių. Nuo pasimatymų pradžios būna tokia vanduo drumstas. Nesuprasi, kas darosi. Ir kas įdomiausia, tai niekada nesibaigia. Bando išgryninti porą ir niekada nesibaigia. Raudona vėliavėlė. Lygiai tas pats. Aiškumas. Iš karto skaidrumas yra bendrajame tarp žmonių. Ir tas skaidrumas yra pojutiminis. Ir aš nekalbu apie įsimylėjimo skaidrumą. Aš kalbu, kad tas skaidrumas ir lieka bendravime. Aiškumas, skaidrumas. O aiškumas ir skaidrumas dažniausiai būna tada, kada žmonės drąsiai komunikuoja, kaip Marius pirmose punktuose pasakė, drąsiai komunikuoja vienas su kitu, tiek gražiuose dalykuose, tiek ir nelabai gražiuose. Ir kai yra aiškumas, skaidrumas, paprasčiausiai geras santykyje. Ir tas aiškumas ir skaidrumas, pavyzdžiui, aš nebejoju, kad Mariau dabar pas tave santykiai, ir, pavyzdžiui, pas mane irgi yra aiškumas ir skaidrumas. Ir tas gerumas, jisai yra, aišku, charakterių, žmonių laimės pasiekmė. Bet jeigu jo nėra, jie kartais, pavyzdžiui, pas mane būna 10% porų, kurios ateina, dinamika neveikia, nors tu ką. Dinamika neveikia. Abu normalūs daugmaž žmonės. Kai tik tai susieina, ten tokia šušara prasideda, ten toks šamarliakas prasideda, kad mama mija. Nu ir sakau, geriau nužudyti. Paliekam ramybėj. Ir paskui, kas įdomiausia, aš turiu pavyzdžius, kur iš porų konsultavau. Žmonės randa veikiančius santykius, skaidresnius, gražesnius ir nuvažiuoja. Ir Mariau, kai minėjai, kad reikia, kai santykių kažkoks aspektas, veidrodžio principas, reikia turėti omeny, kad kartais atsakomybė yra ne mūsų. Tai būtinai reikia pradėti nuo savęs, kaip Marius sako, nuo veidrodžio principo, kas tai yra apie mane. Nes žmonės, kai žalia vėliavėlė, kai žmonės pamato kažką blogo santykį, žalia vėliavėlė, jie pirmą pasižiūri į save. Gražiuose santykiuose, laimingose santykiuose žmonės pirmą pasižiūri į save. Toksiniuose santykiuose garantuotai visą laiką būna, mes stebim su tavimi, Mariau, badosi pirštais. Taip. Tu kaltas, čia tau pas tave problema ir taip toliau, ir taip toliau. Jokio 50% atsakomybės prisėmimo toksinės poros neturi ir paprastai tada jau reikia labai rimtai mokyti ir perauklėti žmonės, nes be atsakomybės prisėmimo ne per didelės. Nesigauna. Prašau, Mariau, tęsk. Tai čia dabar du momentai. Dėl toksinių santykių, tai manau, kad tai vyksta tarp žmonių, kurie yra nesubrendę, nes tai, kiek man yra metų, tai neparodo mano brandos, tai tik parodo, kiek man metų ir kiek aš metų čia šitą žemę trinu. Antras dalykas dėl skaidrumo, tyrumo santykiuose, tai žalia vėliavėlė aš pavadinčiau meilę, o meilė nuo aistros ir, nežinau, ar aistra teisingas žodis, bet meilė nuo to vakarminio ir tokio... Aistrinio? Kur aistros įsimylėjimas skiriasi ramybė. Ir apie šitą dalyką labai drąsiai galiu ir pakonsultuoti ir pasidalinti, kur save pagavau, kad buvau pakliuvęs į tam tikrą ciklą, kur ieškodavau pastoviai, jeigu nėra to, kur išneša žemė iš pakojų, tai ne meilė. Ir tada, palauk, vėl kartojasi. Kiek galima nešti aš žemė iš pakojų? Čia yra viskas veikia, ramu, tu vėl nori nešti žemė iš pakojų. Ir kai aš save pagavau šitam dalykė, kad aš čia sukuosi ratais kvadratais
ir kad man tai kainuoja mano gyvenimą, mano energiją, mano resursus, aš toks, laikas nutraukti. Ir tai nebuvo lengvas sprendimas, buvo iš tikrųjų šokas tai pamatyti, kad tai yra mano santykių programa, tačiau aš esu laimingas, kad teko tai patirti ir aš dabar jausminiam lygmenį, aš galiu lengvai pajausti, kur yra aistra ir kur man yra meilė. Nes meilė yra ramu, meilė yra gera, nereikia nieko daryti, jinai tiesiog yra. Kur su aistra ir tuo karminiu įsimylėjimu, nežinau, aš labiau vadinu, kai traumas vieną kitą traukia, tai ten neša viską. Tarsi protelis palieka kūną. Jo, mes su žmona esam prieš porą metų įrašę, prieš daugiau gal biškį, įrašę apie karminius santykius, apie toksinius santykius. Tai, Mariau, pritariu tau, kad gražiuose santykiuose, žalia vėliavėlė yra ramu. Bet kadangi daugelis mūsų yra neurotikai ir kaip Lapkovskis, rusų žinomas psichologas, pasakė, tau yra meilė pastradalint, pasinervuot, tau meilė yra pasinervuot. Ir dalis mūsų dėja eina specialiai, kad pasinervuot, kad pasijaudint, pasiparint. Ir žalia vėliavėlė šita ne visiems tinka. Nes, pavyzdžiui, mano santykiai yra ramu. O ką reiškia ramu? Gali būti nuobodu kai kam. Nes dalis mūsų pripratę prie nervų tąsymų, taip? Ir tai maišo nervų tąsymą su įdomumu. Taip. Nervų tąsymas atitraukia dėmesį nuo mūsų, nuo santykio, nuo kiekvieno iš mūsų ir mes ten kaip agresoriai, kaip aukos, ten kaip gelbėtojai žaidžiam tam tikrus žaidimus ir realiai tam, kad šitą žalia vėliavėlė veiktų santykiuose, ramybei turi būti ramu ir gera ir įdomu viduj kiekvienam iš mūsų. Ir tas ramus santykėje yra labai lengva pasakyti. Tai pasiekiama, aš patvirtinu ir manau, kad Mariau ir tu patvirtini, kad taip yra. Ir tas ramu pakeičiama, tas toksai žemė iš po kojų varo, pavyzdžiui, neramu, pakeičiama gera, linksma, įdomu, ramu, bet faina. Tai yra tas vaiskuma, vietoj tas toksai džirinanti rūgštis įdomumo, jinai pakeičiama tokia, nektaru. Taip. Ten nėra blanku. Blanku reiškia, kad viduj yra blanku. Nes ramybėj, tyloj, pavyzdžiui, dalis žmonių negali būti su kitais žmonėm tyloj. Tai rodo apie mūsų dažniausiai neurozę. Arba mes kažką norim per komunikaciją sueiti į ryšį kuo greičiau. Ir reiškia, mes skubam, mes bijom. Ir viena žalių vėliavėlių yra, kai žmonės gali tylėti kartu. Kiek tik tai nori. Ir čia iš viso, čia labai tinka ne tik santykyje su kitu, labai puikus ir santykis su savim. Nes mano santykis su savim ir prasidėjo nuo to, kad turėjau eiti į kambarį ir likti su savo mintim, kurios varė iš proto, su kuriuom nesinorėjo gyventi, tikrai norėjosi nutraukti gyvenimą. Ir aš supratau, kad ten yra mano vaistai. Ir aš dėkoju savo, kad man užteko jėgų, proto ir kantrybės susidraugauti su to mintim, pažinti save tokiame gylyje, kuriame yra smagu būti ir galiu tyloje su savimi būti. Tai dabar galit save protestuoti, toks lengvas testas, kiek jūs su savim galit pabūti tyloje nieko nedarydami. Ne prie telefono, ne prie kompo, ne prie knygos, ne prie dar kažko. Užsimerkiu ir būnu tyloje. Kiek laiko. Ir labai puikiai, žinoma, dar nuo dienos priklausys, ar diena kaip įtemptai praėjo. Tačiau taip karts nuo karto pasižiūrėjus, puikiai pamatysit, koks santykis su savim, tada ir galite įsivaizduoti, koks santykis su kitu gali būti. Jo, tik tai Mariau prašymas nenuklyst jau į labai jau tolimus aspektus, taip, nes mes jau toj pereisim nuo žalių vėliavėlių prie žirafų uodegų, nes jau dar vienas žingsnis ir jau nuvažiuosim per daug į šoną, tai aš pavaldau pokalbį, jeigu tu nieko prieš, Mariau. Tai dabar, gerai, Mariau, dar
1-2 žalios vėliavėlės ir mes jau šiaip jau 40 minučių ir per daug. Tai, Mariau, dar ką nors tokio, vat, kas ateina? Arba neteina, tada baiginėsim pokalbį, nes jau užtenka. Pilnai? Ar Aš iš kas nors tikrųjų dar ateina? Aš pasakiau iš tikrųjų, kiek norėjau. Labai, labai smagiai prasėjo šitą, ką pagliaudė, man atrodo, labai pats... Gerai. Mėly Okay. žiūrovai, Atėjo dabar. super. Emocinis intymumas. Wow, taip. Taip. Tai gebėjimas būti su savimi. Mes taip palėtėm pradžioj, tiesiog tai palėtėm pradžioj paviršutiniškai žodžiais. Tai emocinis intymumas, gebėjimas būti su savim atviru ir su savo, ir jaustis saugiai, būnant su savo partneriu, turėti pokalbius, kurie gali būti skaudus, turėti laiką kartu, liestis viens prie kito, žiūrint televizorių, laikytis už rankų, kas vyksta santykių pradžioje. Nes emocinis intymumas ir gebėjimas to palaikymas, sąmoningas skirimas dėmesio santykiams yra vienas iš dedamųjų. Tai tiek. Jo, papildysiu, Marių. Emocinis intymumas, šiaip bendrai visas intymumas yra žalia vėliavėlė, nes be artumo nėra draugystės. O draugystė yra pagrindinė, žaliausia pagrindinė vėliava santykyje. Nes draugystė žalia vėliava, toliau seksualinis ryšys žalia vėliava ir partnerystė. Tikslų siekimas. Turi būti pora tikslų, netgi gali būti vienas kito palaikymas. Ten nebūtinai kažkoks grandiozinis tikslas, bet poroj būna, pavyzdžiui, vienas kitą palaikyti. Ir jau yra tikslas. Ir va šitie 3 žalios vėliavos jos sudeda tokį audinį, kuriame draugystė yra pati svarbiausia pagrindinis kintamasis, kur be artumo, be skaidrumo praktiškai nei tas seksas labai džiugins, nei tie vaikai, nes partnerystė yra vaikų auginimas. Partnerystė yra bendro ūkio vedimas. Partnerystė yra siekimas kažką pasistatyti tokio, pavyzdžiui, prižiūrėti, pas mane 13 hektarų sodyba. Tai partnerystė yra prižiūrėti visą šitą grožį, kaip sakoma, kas ką darom. Pavyzdžiui, dabar važiuosim, šoksim ant keturračio, akmenų vešim, bebro urvą užvertinėsim. Tai, vien žodžiu, važiuosim. Smagus reikalai. Jo, smagus reikalai, ne taip karšta. Tai va, ir iš principo intymumas yra vienas kito liudijimas. Tam reikia drąsos atsidengti, ką sakė Marius apie drąsą. Tam reikia turėti drąsos priimti skausmą, turėti drąsos netgi suklysti įskaudinant arba įskaudint, pasakant tiesą. Toliau, tam reikia drąsos sunkią emociją liudyti. Tam reikia profesionalumo, kad nenulysti kaltę ir nesiteisinti ir nenukaltinti. Ir tas intymumo palaikymas, tai, kas nėra natūraliai, pavyzdžiui, pas dalį žmonių nėra natūralaus įgūdžio palaikyti intymumą, tada belieka mokytis ir tai yra nejuokinga. Nes pas kai ką žmonės paprasčiausiai eina į intymumą. Yra 7 intymumo lygiai knyga, visai tokia įdomi knyga. Gal Mariau irgi žinai tą knygą? Ne, neteko girdėti, keista. Jo, 7 intymumo lygiai, bet dabar mes apie juos šiandien tikrai nekalbėsim, bet žmonės gali pasidomėti, man atrodo, ir lietuvių kalba yra. Ir todėl šiandieną daugiau nebešantažuosiu, primenu apie laikus slavus. Klausimų, kaip matau šiandieną, kaip ir nebuvo beveik, tai tik tai ačiū Jolantai už klausimą. Vasarą matau, 3 mažiau žmonių, bet kas žiūrės paskui, tai uždėkit irgi, palaikinkit ir pakomentuokit, padėkokit. Ir matysim jūs kituose mūsų su Marium susitikimuose. Su Marium čia yra pirmas kartas. Pažiūrėsim, kaip mes jaučiamės. Gal Marius paskui pabėgs nuo manęs, nuo mano dominavimo. Ir žodžiu, pasakys Šarūnai, tfu į tavo pusę, kaip sakoma. Taip? Į sodybą.
Jo, ir šiandieną tiek. Iki kitų kartų. Iki. Dėkui, viso.